Sveiki. Šiandien balandžio 1. Ir mūsų kompanija Teletrade ir aš, analitikas Romualdas Antoniukas, pateiksime jums mūsų apžvalgą. Nežiūrint to, kad šiandien linksma šventė, vis dėlto mes apsėsime be pokštų. Ir kalbėsime rimtai apie praėjusios savaitės įvykius bei apie tai, kas mūsų laukia ateinančią savaitę. Politinė įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos panašu, kad slūgsta ir tai gera naujiena rinkoms. Nes iš tikrųjų rinkoms reikalingas stabilumas, ypatingai politinis, tam, kad realiai būtų galima naudotis ekonominiam naujienom ir daryti tinkamas prognozes. O tinkamas prognozes, žinoma, leidžia investuotojams su didesnė tikimybė sudarinėti sėkmingesnius sandorius. Todėl pakalbėsime apie realius įvykius rinkoje, kurie įvyko praeitą savaitę ir kas mūsų laukia ateityje. Praėjusią savaitę buvo palanki Britanijos svarui. Visas pluoštas statistikos rodė, kad situacija šioje šalyje gerėja ir ypatingai buvo geras vartotojų kainos rodiklis, kuris ko gero ir pastumėjo Britanijos svarą augti ir šitas augimas, galima sakyti, truko visą savaitę. Pora euras doleris kito nežymiai ir šitas judėjimas buvo palankus doleriui, tačiau jėgų balansas, kalbant apie naujienas abiejų valiutų atžvilgių, iš esmės kaip ir nepakito. Viena vertus, Europos vartotojų kainos parodė, kad situacija Europos ekonomikai nekinta taip sparčiai į gerąją pusę, kaip norėtųsi. Ta prasme, šis rodiklis, kuris kalba apie galimą infliaciją ateityje, nėra optimistinis. O tai reiškia, kad rinkos dalyviai su nerimu lauks Europos centrinio banko vadovo Draghi kalbos ir Europos centrinio banko sprendimas dėl naujų priemonių rinkos reguliavimai gali būti nepalankus eurui. Ta prasme, kad yra tikimybė, kad gali būti įvestos naujos ekonomikos stimuliavimo priemonės. Iš kitos pusės, Jungtinėse valstijose paskelbti duomenys irgi nelabai palankus doleriui, nes bendrojo vidaus produkto rodiklis buvo parodytas prastesnis, negu kad tikėjusi rinka. Ir toks balansas jis išsaugojo bendrą trendą be ypatingų pokyčių. Taip pat praeitą savaitę buvo paskelbti Japonijos vartotojų kainų rodikliai ir jie neviršijo rinkos dalyvių lūkesčių, tačiau ir šito pakako, kad ienos kursas smukteltų. Kita savaitė naujienų prasme bus gerokai turtingesnė. Dar vakar, pirmadienį, buvo paskelbti Vokietijos mažmeninių pardavimų rodikliai, kurie ženkliai viršijo prognozes ir tai, ko gero, buvo impulsas euro augimui. Tačiau impulsas truko neilgiau, nes vėliau buvo paskelbtas bendras ES vartotojų kainų indeksas, kuris buvo šiek tiek prastesnis negu prognozuota ir tai apramino kuriam laikui rinkos dalyvių entuziazmą. Šiandien, prasme jau antradienį, anksti ryte buvo paskelbta Australijos centrinio banko pozicija dėl palūkanų normos ir reguliatorius palūkanos normos nekeitė. Ko gero rinkos dalyviai tikėjosi tokio sprendimo ir Australijos dolerio kurso pokytis buvo nežymus, šis šiek tiek smuktelėjo. Taip pat šiandien pasirodė darbo statistika iš Vokietijos ir ES. Šie duomenys buvo palankus, ta prasme šiek tiek aukštesnė, negu buvo prognozuota ir tam tikras poveikis rinkai buvo, bet jis buvo labai nežymus ir euros kursas padidėjo labai palyginti nedaug. Trečiadienį, tai yra jau rytoj, reikšmingų naujienų nelaukiama, galbūt išskyrus JAV rodiklį apie dirbančiųjų skaičiaus pokytį. Šis rodiklis leis rinkos dalyviams tam tikrą prasme prognozuoti apie penktadienį skelbiamą nedarbo lygį JAV. O šitas rodiklis jau bus svarbus. Ketvirtadienį, tai iš tikrųjų galima sakyti, lemiamai svarbi diena euro kursui, nes šią dieną bus skelbiamas Europos centrinio banko sprendimas dėl tolesnės ekonominės politikos, tiksliau valdymo svertų. Jau yra pasklidę gandai, kad dėl mažėjančios infliacijos Europos centrinis bankas gali imtis papildomų priemonių.
Tai vienas iš variantų ir palūkanų normos mažinimas. Ir šis sprendimas ypatingai svarbus rinkai. Na ir penktadienis. Tai ko gero reikšmingiausia diena JAV doleriui. Šią dieną bus skelbiama statistika apie Jungtinių Amerikos valstijų nedarbo lygį. Yra pagrindo manyti, kad rodiklis gali gerėti. Tai tokios yra naujienos dėl praeitos savaitės. Iš tikrųjų reikėtų dar pažymėti, kad pastarųjų 2 dienų, paskutinių 2 savaitės dienų, tai yra ketvirtadienio ir penktadienio duomenys, tiek iš JAV, tiek iš Europos, sukurs tam tikrą jėgų balansą ir pademonstruos, kurie linkme judės pagrindinė valiutų pora. Ir tam tikrų būdų susidėlioję duomenys gali iš esmės pakeisti šios valiutų poros trendą. Todėl rinkos dalyviai turėtų būti atidūs šiems duomenims ir atitinkamai vertinti savo pozicijas. Pasinaudosiu dar progą ir paanonsuosiu mūsų kompanijos renginį. Tai yra šios savaitės ketvirtadienį vyksiantį seminarą, kurio metu bus kalbama apie tai, kaip geopolitiniai konfliktai paveikia finansų rinką. Kam įdomu, gali registruotis įmonės internetu arba skambinti telefonu. Tai tiek šiam kartui ir ačiū už dėmesį.